Kad šiuo metu salėje yra 2 projektoriai, bet realybėje yra virš 20 projektorių. Mūsų sąmonės projektuoja tam tikrus turinius į ekraną. Mes esame pripratę žiūrėti kiną vienaip, kaip mus pripratino televizorius, YouTube'as, šiaip patirtis prie tam tikro pasikartojančio turinio. Eksperimentinis kinas tą įprotį, tas projekcijas griauna. Tai yra tokia patirtis, kuri iš esmės kartu reikalauja ir pasyvaus ir aktyvaus žvilgsnio. Mano mėgstama analogija yra saulėtekis. Jeigu jūs žiūrite saulėtekį, jūs tiesiog ruošiatės jo. Jūs nebandote jo paaiškinti, kaip jūs žiūrite dabar, kitą negalėsite paaiškinti, ką aš matau. Mes galime žiūrėti saulėtekį kaip į didžiausią mūsų galaktikos žvaigždę, besileidžiančią savo orbitą, kurios spinduliai užta 45 laipsnių, taip kaip pradėmė raudoną šviesos spindulį. Galima taip žiūrėti, bet tai nebūtų teisingas žiūrėtis, saulėtekį. Tai apie žiūrovą. Programa, turime 2 dalis programos. Pirma yra ritualas, ritualo programa, iš principo yra vienas filmas. Tas filmas yra atvežtas iš Mauritanijos. Tai yra Mauritanijos pagamintas filmas, kur mano šaltiniai man pranešė, kad tai yra 6. filmas apskritai, kad nors pagamintas Mauritanijoje. Tai yra didžiulė garbė matyti. 6. filmą. Šitas filmas Montekalvo kino festivalėje, kuris yra vienas svarbiausių eksperimentinio kino festivalio pasaulyje, užėmė pirmąją. Jis laimėjo pagrindinį prizą. Tai tikrai yra vienas geriausių šių metų eksperimentinio kino pavyzdžių. Tai iš ritualo bus tas pirmas filmas, 1 valandoje, 2 valandoje bus studentų darbai. Jie įvairiausi yra. Vieni geresni, kiti blogesni. Mūsų aktorius Mutinkozė, šio metu. Mes nesame, kaip sakyt, kai kurie žmonės disciplininis kinas, tai čia reiškia bus pretenzinga, intelektualu, hipsteriai, pareigai, dar kažkas. Ten bus įvairiausia tema. Bus geri, bus prastesni, kurie turės daugiau klišių. Bet tą, kad išryškinti tą skirtumą gerą blogą kiną. Iš tiesų neįdomiau žiūrėti, kada yra skirtingos gradacijos. Tai čia yra 1 valanda. Vienas filmas iš ritualo programos ir valda su naudinga. Po 1 valandos turėsim 10 minučių pertrauką. 2 valandoje bus to paties Dmitrija Morozov sukurta programa, vadinasi Ego poetas. Tai yra pagrindė istoriniai, šiaip labai gera programa, istoriniai pasižymėję eksperimentiniai filmai. Dėl to, baigiantis programa, 1 valanda yra šiuolaikiniai filmai, kalbantis apie šiuolaikinės problemas, kurie kažkom gali rezonuoti, kurie gali mažiau rezonuoti. 2 valanda ir visiškai klasika. Nors nėra tematika, aprašė, kad galima kalbėti apie ką tai reiškia Ego poetika,